Sveiki, tai su jumis šiandien sveikinasi Ainė Čekanauskaitė naujoje laidoje O tai kaip. Šioje laidoje mes gvildensime labai daug temų, kurios apims jaunimo problemas ir šiaip aktualias temas. Ir šiandien studijoje mes turime Emiliją Dovydaitytę, jauną verslininkę, kuri jums šiandien papasakos, kaip prasidėjo jos verslas, kaip jai sekasi kurti ir realizuoti jos verslą kaip jaunam žmogui. Tai Emilija papasakok daugiau apie savo verslą, nes ji yra įkūrusi Raudonakinaitės, tokia kaip net ne įmonė, o... Aš sakyčiau, mažą biznį. Tokį mažą biznį. Tai papasakok daugiau apie savo verslą. Taip, tai iš tikrųjų nuo mažens labai mėgau kurti. Tai labai susidomėjau iš tikrųjų Instagramu. Labai man įdomu tiek asmeninį gyvenimą dokumentuoti, tiek savo kūrybą. Tai maždaug prieš 3 metus, jeigu nepameluosiu, 22 metais balandį nusprendžiau, kad susikursiu atskirą profilį savo kūrybai. Ir iš tikrųjų tenais pradėjau kelti visiškai kitokį turinį negu dabar keliu. Tai pradėjau nuo savo piešinių, tada dar lankiau dailės mokyklą Šiauliuose. Tai pradėjau tiesiog, iš tikrųjų savo pradėjau kelti tuos piešinukus. Ir buvo tiesiog pačiai labai įdomu, kur tas kelias nuves. Tikrai iš pradžių net nebuvo, kad idėja, kad čia bus verslas kažkoksai. Pirmą tiesiog kūriau savo. O kaip tau visą tai išsirutuliojo? Ta prasme, tu tą verslą pradėjai specifiškai, kai pradėjai dėl pinigų labiau, ar šiaip nes norėjai savo kūrybą pateikti pasauliui? Tai va čia man labai įdomu, nes daug kas sumaišo tą prasmę, man atrodo. Aš nuo pat pradžių pradėjau tiesiog kurti savo. Man buvo labai pačiai įdomu, ką aš kuriu, ir čia buvo kaip toksai dienoraštis. Tai nuo tų piešinukų persivertė į mano nerimą, nes iš tikrųjų labai daug meniškų sričių, manau, apimu. Labai toks meniškas žmogus esu. Tai va, ir daugiau tiesiog pradėjau daugiau tų darbų kelti, ir tai irgi buvo tas, tiesiog savo kurti. Irgi ir tie mezginiai, ir piešiniai, ir tapybos darbai tiesiog būdavo, kad aš keliu savo. Ir tada automatiškai gavos, kad kiti žmonės pamato, nes socialiniai tinklai, man atrodo, yra toks labai geras įrankis pasiekti didesnį auditoriją. Ir ne tik Lietuvoje, tiesiog labai, kaip čia, plačią auditoriją apima tie socialiniai tinklai. Jo, iš tiesų, socialiniai tinklai apima labai plačią auditoriją. Ir kaip pati pasakoji, tu neri. O tau nebūna, kad labai daug žmonių painioja tavo mezgimą ir nerimą. Ir šiaip, ką tu tiksliai neri, kuom apsiemi, ką parduodi? Tai jo, labai dažnai būna, kad sumaišo, nes dažnai būna tas nusistatymas, kad ir mezga tik močiutės, ir kad mezgimas ir nerimas yra tiesiog dvi skirtingos technikos, jis yra labai panašios. Jas gal netgi kažkam atrodo labai panašiai, tai aš darau abu, bet dabar pagrindė darau tašytes, nes čia tiesiog taip gavosi, kad tą auditoriją pasiekiau plačiau, kai pradėjau nerti būtent tašes. Tai Raudonakinaitė dabar būtent apie tai ir yra, kad nerti tokias tašytes iš silko tų juostelių. Tai taip, maišo dar ir dabar, ir aš visiškai nebepykstu. Anksčiau būdavo, kad žinai, įsižeisdavau taip, kad kaip čia gali sumaišyti, čia tokie du skirtingi dalykai, bet manau, kad čia labai panašu kaip ir iš kitų sferų, kaip čia, pavyzdžiui, kad aš, pavyzdžiui, apie sportą nieko nenusimanau ir man tas pats kamuolys atrodo kaip tas pats sportas, bet jo, tai manau, kad viskas čia yra gerai, kad ir sumaišo. Tiesiog, jeigu paklaustų manęs, mielai atsakyčiau, kokie yra skirtumai šių technikų. Jo. O kaip tau atrodo, kaip tavo verslas dabar sekasi? Ta prasme, ar tu šiaip planuoji tęsti ateityje, ar čia tik toks buvo trumpas projektas? Tai čia buvo iš tikrųjų mano asmeninis iššūkis, tai praplėsti labiau. Aš dabar turiu netgi elektroninę parduotuvę. Tai čia man yra tiesiog labai didelis pasiekimas. Šiais metais yra, manau, mano to verslo pats pikas, nes daugiausiai to užsiėmiau, daugiausiai laiko skyriau ir kažkaip automatiškai gavosi, kad ir daugiau žmonių pasiekiau, didesnė auditorija buvo. Dabar ir TikTok platformoje pradėjau kelti, tiesiog kažkaip gavosi, kad dar daugiau žmonių pasiekiu. O kas tau sunkiausiai atrodo, kai esi ir
būni jauna verslininkė. Kaip tau atrodo, su kokiais iššūkiais didžiausiais tu susiduri? Ar nejauti tokios netgi diskriminacijos? Pavyzdžiui, mačiau dalyvauji mugėse, nebūna prieina, o va, jauna mergina. Ta prasme, ir nejauti tokios diskriminacijos iš kitų vyresnių verslininkų, labiau patyrusių? Kad jausčiau iš kitų, tai tikrai ne, dažniau būna, kad aš pati ją susigalvoju. Nes tikrai buvo dabar, sudalyvavau Kaune, Cherry Market, toksai jau didesnis renginys buvo, ten, kur tikrai žymiai daugiau verslininkų buvo. Man pačiai dar galbūt šiek tiek sunku suvokti, nes aš labai neseniai dar pradėjau būtent tašyčių, kas dabar yra pagrindinė mano sfera, tai tik tais nuo 25 metų vasario pradėjau ir labai jaunutė dar esu, tai buvo šiek tiek sunku suvokti, kaip aplinkiniai iš šalia esančių žmonių, žinai, ten 7 metus jau užsiema tą savo veiklą. Ar tenais labai jau daug tos auditorijos yra pasiekę ir ten jau tūkstančiais tie followeriai eina. Tai, kad diskriminacija iš kitų, tai tikrai ne, labai daug palaikymo. Iš tikrųjų susilaukiu labai daug pažįstamų, tiesiog dar labiau manęs priekį ir sako, šaunuolė, toliau, žinai, plės tą savo veiklą. Tai jeigu ir būtų ta diskriminacija, tai greičiausiai tik tai vidinis balsas kažkoks. O kaip tau sekasi dalyvauti mugėse? Nes iš tikrųjų iš jaunų verslininkų labai mažai kas, daug kas šiaip susikūrė biznius. Ir labai tokius smulkesnius biznius, bet kad važiuoti mugės, labai nedaug žmonių taip iš tikrųjų daro. Ir ypač jaunesnių. Kaip tau mugėse sekasi? Tai prasme, nėra žiauriai baisu, nėra kad labai pavojinga. Tai buvo iš tikrųjų labai įdomu, aš tiesiog mokykloje sėdėjau ir kėliau tiesiog dar daugiau informacijos apie tą savo veiklą. Ir aš tiesiog sugalvojau, kad gerai, aš internete jau pardavinėju tas tašytes, reikėtų man taip, nežinau, gyvą auditoriją pasiekti, nes man labai patinka bendrauti, man labai patinka gyvai kalbėti. Man įdomu komunikuoti gyvai. Tai aš matydavau tas mugės ir man tiesiog labai įdomu buvo. Aš iš tikrųjų tų pačių žmonių klausdavau, kad kiek iš čia laiko sėdit, ką jūs čia darot. Man tiesiog labai smalsu būdavo, tai tiesiog kažkaip vieną dieną mokyklai sakau, kad aš irgi noriu sudalyvauti mugiai ir sudalyvavau prekybos centre. Tai buvo labai įdomi patirtis, nes buvo iškart konkurencija iš jau esamų, ilgai ten esamų tiesiog parduotuvių. Ir tada aš buvau tokia savaitinė, kaip viešinė tokia buvau. Tai buvo labai baisu pirmą kartą, manau, kad normalu buvo, kad buvo baisu pirmą kartą. Tai labai dar irgi išsiaiškinu, kad man reikia atrasti savo auditoriją ir pasidomėti daugiau apie tą pačią mugę. Pavyzdžiui, tam pačiam Žagarės festivalį, tai jau irgi yra, tiesiog ten žmonės ateina į mugės, ten ateina tikslinga auditorija, kurie ieško kažko. Prekybos centre labai turi pasidomėti, ar tenais kažkokia metų šventė, tarkim Kalėdos, kur irgi ateina žmonės dovanų ieškoti, ar tiesiog yra kažkokia šalia, kur žmonės gal net neiškomunikuota yra, kad žmonių tiek daug prikviestų. Tai mugė čia buvo tiesiog toks mano eksperimentas, pabandyti gyvai. Užskaitai kaip eksperimentą? Kaip patirčiai labai užskaitau, kaip pelną dar vis bandau išsiaiškinti. Gal, aš tiesiog tik 3 kartus esu buvus mugiai, tai dar, žinai, labai tokia jaunutė, bet įdomu, kur galėtų numesti, jeigu pastoviai tai būtų, žinai, pastoviai eičiau tas mugės. Sakai, kad mugės įdomi patirtis labai. Ar buvo nuotykių kokių, kuriuos galėtum dabar išryškinti ir pabrėžti, ar pasidalinti netgi su žiūrovais, kaip tau, kaip jaunai merginai, kokių nuotykių tenka patirti mugėse? Nes aš tikiu, kad tenka. Tikrai tenka. Netgi sakyčiau, kad iš tų istorijų dar daugiau žmonių, kaip čia sudomino apie tas mugės, netgi per aplinkui, per tų istorijų pasakojimus atradau savo klientą, kur irgi Instagrame buvo, kad keldavau tiesiog tos video ir žmonėm būtų įdomu, ką šiandien Emilija papasakos. Tai netgi galbūt baisu, netgi sakyčiau, pasidalinti, kokia mano patirtis buvo tam pačiam prekybos centre, nes tiesiog buvo, kaip čia, vyresnio amžiaus, visiškai ne mano auditorijos tokių
vyrukų, kurie... Ar nori specifiškos istorijos, ar... Gali pasidalinti ir specifiškai istoriją, manau, žiūrovam netgi būtų įdomu sužinoti. Nu, vis tiek, man atrodo, automatiškai gaunas, kad jauna kažkokia mergaitė čia prekiauja, tai jau davė tokį, kaip čia, užuomazgą tam nuotykiui, tai būda, kad tiesiog ir ateina ir pakalbina ir numerio prašo. Ir yra buvo, kad ir gėlių atneša, ir kavos, ir tiesiog... Gerbėjų daug. Taip, čia, bet tokių gerbėjų netgi nesakyčiau, kad per verslo susidomėjau, dėl ko man buvo labai gaila, bet irgi atradau tą tokį polinkį, kaip kreipti į savo pusį, tai irgi pačiau jau savo auditoriją sudomint savo tom istorijom. Tokiom. O iš geresnių patirčių gal buvo kokių nors net kaip tik, kur tau iki dabar širdį paliečia ir taip atrodo, wow, ta prasme, kokių nors įdomesnių, unikalesnių, jautrių patirčių, kurios tau visą gyvenimą prisimins ir išliks širdį. Taip, tai kaip visą laiką, kur yra kažkokia neigiama pusė, ten būna ir teigiama. Tai irgi buvo, kad viena mergina tiesiog mane pamatė per tos socialinius tinklus ir atėjo tiesiog pasisveikint. Ir jinai irgi sako, aš irgi sako, neriu, sako, man, sako, tai toks pavyzdys, sako, atrodo, kad tu viską išsiaiškini, sako, man visiškai atrodo kaip, nu, į mane atrodo, žiūrėjo kaip labai gerą pavyzdį, o aš šiaip labai paprastas žmogus esu, tai mes tiesiog pradėjom bendrauti ir mes taip gerai susibendravom, atradom tą patį hobį, mes netgi suorganizavom mokymus, kaip darytas šitas, aš neturiu paslapčių, aš irgi noriu labai pasidalinti, man atrodo, kad čia labai geras dalykas, skleisti tą tokį darbštumą ir tą hobį, kad čia ne tik tais kažkoks vyresnių moterų hobis ir užsiėmimas, tai dar dabar aš turiu tokių gerų pažinčių ir dar dabar su tą merginą labai gerai sutarėm ir jinai yra mano viena geriausių draugių. Tai tikrai buvo labai malonu, kad jinai atėjo. Ir tokių nutikimų yra tikrai labai daug. Būna, kad ateina tos pačios vyresnės moterys, kad sako, aš negaliu patikėti, kad tokie jauni žmonės dar užsiema tokių dalykų. Tai tikrai tų gerų patirčių yra žymiai daugiau. Ir aš labai džiaugiuosi, nes tai yra kaip virusas, mane tiesiog užkrečia pati save atrodo, dar labiau skatinu daugiau to daryti. Ką tu patartum jaunam menininkui, ar net nebūtinai menininkui iš tikrųjų, jaunam verslininkui, kuris nori pradėti savo verslą, bet jam labai baisu ir atrodo nėra nuo kur pradėti, nežino nuo ko pradėti ir kaip žengti tą didelį naują žingsnį į priekį? Tai čia greičiausiai toks paprasčiausias ir aiškiausias atsakymas būtų, kad tiesiog pradėti. Tiesiog pradėti. Tiesiog pradėti. Nesvarbu kur, nesvarbu ar sau, nes dažniausiai yra kažkoksai tikslas. Ar ten nori kažkam pasirodyti. Jeigu tavo tikslas yra kažkam įrodyti kažką, tai galbūt būtų sunkiau pradėti. Bet tiesiog pradėti, manau, kad labai svarbu tiesiog kažką padaryti ir tada pats save nustebinsi, kiek daug jau padarai, nes tada iš šono gali pasižiūrėti. Taip. Ar tau padėjo visą šitą kelionę net labiau save atrasti? Ta prasme, apsispręsti gal ties studijom ir šiaip ties gyvenimo keliu? Iš tikrųjų, taip. Labai man patinka šitas klausimas, nes labai iš tikrųjų papildė mane. Aš, kaip sakau, tiesiog reikėjo pradėti daryti, aš nenegau, kad aš taip galiu. Ir kai žiūri iš šono, tai taip atrodo, kad labai daug sukuri. Ir kai studijom tikrai buvo, kad pradėjau šitą veiklą, kai buvau 12-okė, kai visiems egzaminam jau reikėjo ruoštis. Ir tikrai padėjo, nes tiesiog daugiau, bet kokia veikla, man atrodo, jaunam žmogui padeda apsispręsti. Iš tikrųjų. Ir kuo daugiau pradedi, kuo daugiau iš tikrųjų išbandai, aš toks žmogus esu, kad noriu kuo daugiau pabandyti, kad suprasčiau, kas man nepatinka. Ir tada žinau kryptį, kuri man tinka ir patinka. Tai tikrai, netgi sakyčiau, čia labai geras būdas apsispręsti studijom, ką noriu daryti. Labai šiaip faina ir džiugu, kad tau net padėjo save vis labiau atrasti. O tau nebuvo pavyzdžiui, kad tu net ir vienu momentu, iš tikrųjų kiekvieno verslininko kelyje tokių momentų būna, kad tokie nuosmukiai, kad atrodo viskas, noriu viską mesti. Čia jau blogai gaunasi, čia labai blogai gaunasi, tau nebuvo tokių nuosmukių. Tokių momentų, kur atrodo, ką aš čia darau, kas čia vyksta, kodėl aš visą šitą reikalą apsiėmiau. Man juokinga, kad tu paklausi, nes labai neseniai tai buvo. Labai neseniai tai buvo, nes aš tiesiog per daug laiko buvau tuose apmąstymuose. Mano labai geras draugas yra pasakęs, kad o kas jeigu tu nustotum mąstyti ir tiesiog pradėtum daryti.
Nes to, kad tu pamastėjai, Darbais, ne nėra žodžiais. rezultato. Taip. Jo. Tai buvo tokių, bet man atrodo, kad labai svarbu tai pačią mugę nuvažiuoti, nes tiesiog vėl labai svarbu su žmonėm komunikuoti, nes jie tada kalba apie tave, ta prasme. Ir su savim kartais būna tiesiog, grin čia buvo tik tais mintis, man atrodo, kad kažkas negerai. Ir šiaip visą laiką gali pakeisti, nėra, kad taip, aš jokių, nežinau, nepasirašiau jokių sutarčių, kad aš turiu tęsti savo veiklą. Tai manau, kad tas man labai padėjo, kad esu savo direktorė, nepriklausau niekam. Laisvo oro direktorė. Taip, tai toks, aš pati su savim būnu. Šiaip labai įdomu, kad aš dabar pati viską darau ir elektroninę parduotuvę pati prižiūriu ir fotografuoju ir neretai toks, kai pati su savim dirbu ir iš kitų gaunu tik tai teigiamą atsaką, tai kažkaip paprasčiau gaunasi. Jo. Gal tu turi kokį nors tikslą savo verslui, ta prasme, ką norėtum pasiekti ateityje, ar kokį nors projektą dar esi sugalvojęs, apie kurį galėtum pasidalinti? Tai iš tikrųjų mano pagrindinis tikslas yra dabar tiesiog tęsti viską, nes noriu mesti? Aš galbūt, jeigu nemešiu, tai tikrai, nes man atrodo, kad čia jau yra dalelė manęs ir jau nedidelė dalelė tavęs. Taip, tai kad mesiu, tai tikrai ne. Galbūt tai persversi kitokią formą. Šiaip turiu jau idėjų kitam tokiam verslo, kaip pakraipai, ta prasme, nes aš nesu parduotuvė, nesu kažkokia ten įregistruota įmonė, čia yra tiesiog mano asmeninis pasižaidimas, tai nenoriu išduoti dabar, pamatysiu tą ateitį, bet dabar tiesiog noriu tęsti tą patį, ką darau, kad tiesiog būtų tas tęstinumas. Nes labai svarbu, socialinės tinkluose, ką pradėjau, kad visą laiką tave matyti, labai lengva pamiršti žmonėm, kad tu esi. Jeigu ten ilgiau kažkokių nuotraukų nepakeli, jau tiesiog tavęs nemato ir neprisimenu automatiškai. Jo. Šiaip vienas iš baisiausių dalykų jauniems verslininkams yra komentarai. Pikti, blogi, įžūlūs ir šiaip bendrai kritika. Ar tau būna tokių momentų? Aišku, kad būna, kada ta kritika tave labai paveikia. Ir šiaip, kaip tu su jie susitvarkai, ta prasme, ar nesulauki labai daug jos? Man dabar labai keista, ar aš tos kritikos nepatiriu, ar aš jį ignoruoju. Nes taip, kad tokių komentarų, aš nežinau, galbūt ne toj vietoje. Labai saugioj socialiniai medijai kol kas plaukiu. Tai, kad kritikos tokias net keista pačiai, iš tikrųjų, galbūt gyvai ten būdavo kažkokių pasakymų, bet man atrodo, kad viskas yra, ką tie žmonės sako apie juos. Gal jie buvo pavargę, gal ten su kažkuo susipyko. Kažkaip stengiasi labai neimti į galvą. Sudėtinga labai būna. Dar vis tiek kažkur pasąmoniai būna tie balsai, bet tiesiog, man atrodo, reikia su savo grupe bendrauti kuo daugiau. Su tais pačiais draugais, jeigu mama su šeima, tiesiog, nes tada jie geriau tavegi žino, negu tas praeivis, kuris tau ten leptelėjo kažką, kad čia nesąmonę darai. Ir visą laiką reikia paklausti, o kas yra nesąmonė. Nes jeigu nesąmonė yra daryti verslą, man labai patinka šitą nesąmonę. Tai labai faina, iš tikrųjų, kad taip net nejauti, kad būtų ta kritika, nes labai daug kas jaunimo tarpe bijo netgi pradėti verslą, ar ne tik verslą, bet kokį kitą projektą, bet kokią kitą idėją, pradėti kelti socialinius tinklus, vien dėl to, nes jie bijo kritikos. Ir ne tik kritikos, bet ir šiaip tų visų piktų, kaip ten tu sako, heiterių, tų piktų komentarų, kurie tiesiog varo ant žmogaus ir žmogus smugdo žemyn. Aš šiaip labai džiaugiuosi, kad tau netenka šito išgyventi, nes labai daug žmonių šitą patiria ir tai yra realiai vienas baisiausių dalykų. Nežinau, gal tu iš savo pusės galėtum ką nors patarti jaunimui, kuriam yra labai baisu pradėti kažką dėl šito. Tu aišku minėjai, kad svarbiausia tiesiog pradėti. Dar vienas dalykas, tu galimai tiesiog viską ignoruoji. Aišku, kur yra kritika, kur yra konstruktyvi kritika. Taip. Konstruktyvios kritikos neignoruosi.
man irgi atrodo labai sudėtinga atsakyti. Jeigu jau nori iš tikrųjų kažką pradėti, man atrodo, kad labai svarbu jau domėtis apie tai, kuo įmanoma daugiau. Dabar šiuolaikinės technologijos tikrai yra labai palankios. Tas pats, nežinau, YouTube programėlė. Tu tiesiog domies apie tą sritį, kurią tu nori patekti. Ir nebūtinai per socialinius tinklus, man čia tiesiog taip pasisekė, galbūt aš čia taip sugalvojau, kad noriu socialinę mediją paimti, bet man atrodo, kad gyvai netgi žmonės žymiai mažiau kritikos sako, nes tada akis į akį ir tada kažkaip žmogiškumas elementarus atsiranda. Bet tiesiog sakyčiau, kad bendrauti, ne tik žinau, kad tiek daug negatyvių žmonių yra, o jeigu yra irgi toks, kaip čia pasakyti, man atrodo, kad labai svarbu su daug žmonių bendrauti ir esu šiaip girdėjus, kad laimingas žmogus yra tas, kuris turi savo bendruomenę. Tai jeigu galite prisijungti prie tos pačios savanorystės, prie kažkokių savanoriškų organizacijų, čia tiesiog yra išgelbėjimas, man atrodo, jūsų sielai, nes ten labai pozityvų žmonės. Jo, nes kai prisijungi dar prie savo bendruomenės, tu turi savo žmonės, kurie turbūt tave irgi labai palaiko tuo momentu. Ar tu irgi, aš manau, tu šiaip labai aktyvus žmogus, irgi turi savo bendruomenės, prie kurių tu esi prisijungusi, gal ir apie jas pasidalintum. Nes aš tikiu, kad jie tavo šeima ir tave visoje šitoje kelionėje labai palaikė. Taip, tai iš tikrųjų bandau prisijungti kiek įmanoma daugiau tokių savanoriškų ar organizacijų, ar kažkokių tam būrelių, nes tada aš jaučiu kokią laimingai šiandien. Tai dabar priklausau Lietuvos skautijai. Tai čia greičiausiai yra pagrindinė organizacija, kuri mane tiesiog paskatino iš jų daryti. Labai daug pažįstamų. Šiaip skautai yra tokie žemiški, man atrodo, labai paprasti žmonės. Tai labai nuostabų žmonės. Taip, mes iš čia ir susipažinom. Ir matai, kaip nuostabu yra, kad aš jau su tavim susipažinau ir mes jau komunikuojam. Ir tos kritikos, nežinau, jeigu jinai yra kažkur aplink mane, aš tiesiog nebepastebiu, nes bendrausiu daug nuostabių žmonių. Jo, kas iš tikrųjų yra be galo svarbu jaunimui. Tu turi savo bendruomenę ir tau padeda ta bendruomenė. Taip. Tu turi savo žmonės, jie tave palaiko, jie tave supranta ir tas yra be galo svarbu, dėl to šiaip ir aktyviam jaunimui, man atrodo, net lengviau visada rutuliotis tokiose situacijose. O tau šiaip nebūna, aišku, kad būna, bet kad labai kertusi viskas. Ta prasme, tu kaip aktyvus žmogus, aktyvaus jaunimo atstovė, tu turi daug veiklų ir jos visos tau labai mušasi, ypač su verslu. Taip. Kaip tu su tuo susitvarkai, nebūna tokia jau, kur visiškai bėgi, panika. Būna, kad ir bėgi ir kad visiškai nieko nespėjai. Ir man labai juokinga klausti, kaip tu viską spėjai. Nespėjai elementariausiai. Tiesiog dėliojas prioritetus. Arba bandai ir ten pabūti. Tiesiog, aš labai mėgstu kalendorių, labai mėgstu susirašyti, kokias veiklos turi atlikti. Šiaip visai juokinga, nes dabar atsiranda ir tokie, kaip paskambint močiutei, tokie žmogiški dalykai, bet man atrodo, kad esu labai gerą posakį girdėjus. Kuo daugiau darai, tuo daugiau spėjai. Iš tikrųjų labai geras posakis, net nesu tokia net girdėjus, bet dabar turėsiu omeny. Tik būtinai nepamiršk savęs, nes man jau buvo, kad toksai, ta Emilija palauks, svarbu, kiek daug jinai pasirodys daug žmonių, bet tiesiog, man atrodo, dėliotis prioritetus ir kai tie prioritetai yra pabūt su tais pačiais draugais, tai kažkaip, o tie draugai, jeigu ir yra iš tų savanoriškų organizacijų ir atlieka gerą darbą visuomeniai. Ir su draugais pabūni. Ir savo, ir visiems kitiems. Bet labai gerai iš tikrųjų pabrėžiai ir pasakai, kad labai svarbu yra nepamiršti savęs, kaip tu su tuo susitvarkai. Aš įsivaizduoju, kad kai tu turi daug veiklų, tu esi vienas dalykas jaunas organizmas. Kai tu esi jaunas organizmas, tu turi taip iš to brendimo laikotarpio gauni daug emocijų. Labai daug emocijų, daug reikalų, egzaminai, mokykla, ta prasme, ir dar tu savanoriauji. Labai daug kur ir verslą turi, kaip tu su visu šituo krūviu susitvarkai kasdieniam gyvenime, kaip tu savęs nepamiršti. Kartais pamirštu. Nėra taip, kad čia tobulas žmogus, kuris visur viską spėja, viską sugeba ir taip toliau, bet vėlgi galbūt prioritetai. Tiesiog man labai yra iš tikrųjų svarbus ir kaip čia ryšys
ir komunikacija. Aš labai mėgstu save analizuoti. Man atrodo, kad aš pati savo esu eksperimentas ir tiesiog, ne visą laiką tu turi žinot, kaip tai padaryti. Yeah. Kartais tu turi iš tikrųjų, kaip čia, prisidarai per daug tų, pavyzdžiui, planų ir tada vėl tu žinai pamoką išmoksti, kad, gerai, aš čia dabar blogai jaučiuosi, aš nebegaliu užmigti. Arba ten ta pati mokykla irgi buvo, kad, tiesiog aš visą laiką ieškau tikslo. Tas pat man irgi būna, kad aš scrollinant tam telefonė, aš galvoju, palauk, ką aš dabar darau. Ir kartais būna, kad aš noriu tiesiog pagulėti, bet tiesiog bandau padaryti pirmiausia tą, ką privalau, nueiti į mokyklą, pavyzdžiui, ir tada bandyti žiūrėti, kas man tuo metu yra palankiausia. Ir kiekvienam bus skirtingai, kiekvienam, ta prasme, kiekvieno yra tikslas kitoks. Ir, pavyzdžiui, jeigu kažkam yra svarbiausia mokykla, tai gal tu net nenori turėti to verslo, nes ta mokykla yra svarbiau. Galbūt iš to savo... Dabar yra labai daug galimybių, netgi nebūtinai akademinis, tu turi būti labai žmogus. Iš tų pačių renginių organizavimo, pavyzdžiui, aš šiaip galvodavau, kad jeigu aš neičiau mokyklą, jeigu aš eičiau tik į tas savanoriškas veiklas ir aš daryčiau tą, ką iš tikrųjų dabar jau esu išsiaiškinus, man atrodo, kad aš jau taip turėčiau ką veikti. Iš to pasistatytum netgi visą karjerą. Taip. Tai šiaip aš tau labai dėkuoju, kad tu pasidalinai visą šitą istoriją, nes esi iš tikrųjų be galo talentingas, kūrybingas žmogus. Labai džiugu, kad turi savo verslą. Labai linkiu tau, kad jis toliau taip gerai sektųsi ir tikiuosi, kad įkvėpė visą šitą istoriją tavo labai daug jaunų būsimų verslininkų ir šiaip menininkų ir meninių sielų. Tai va, ačiū tau labai. Tiek. Tai va, ačiū Jums, ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad Emilijos istorija Jūs visus sudomino ir susitiksime kitoje laidoje, kitame epizode. Visą gerą.